Depresija tai yra liga, kurios esminiai tokie tipiški požymiai tai yra jaučiamas nuovargis, taip pat liūdna nuotaika. Žmonės dažniausiai nejaučia malonumo arba nejaučia malonumo tai, kas jiems anksčiau teikdavo džiaugsmą, malonumą. Tai yra tokia liga, kuria serga milijonai žmonių ir tai yra be abejo susiję ir su burnos sveikata. Tai depresija tai yra 3 esminiai tokie dalykai, kai yra liūdna nuotaika, nuovargis ir tai, kas anksčiau teikia malonumą, džiaugsmą, nebeteikia. Ir ta būsena, jeigu šita būsena tęsiasi jau 2 savaitės, tai jau yra diagnozuojama kaip depresija. Sunkesniais atvejais tai būna, kad depresija paveikia žmogaus bendravimą, profesinį gyvenimą ir jį ženkliai apsunkina arba netgi yra neįgalumo priežastis. Taip pat prie tų tipiškų esminių požymių yra ir daugiau, ką galima būtų atkreipti dėmesį, tai yra fiziniai simptomai, pavyzdžiui, apetito sutrikimai, gali būti pernelyg didelis apetitas arba žmogus neturi apetito. Taip pat yra sutrikęs seksualinis potraukis, yra žmogus jaučia nuovargį, tai gali jausti ir skausmus, kūniškus skausmus. Toliau yra tokie labiau kiti požymiai, kurie pastebimi būna, tai žmogus atsiriboja nuo kitų, nebenori eiti į darbą, tokie motyvacijos, tas nenoras, motyvacijos sritis. Yra ir jausmų sritis, minčių sritis, kur žmogus gali nuolat save graužti, jausti kaltę, jausti nepasitikėjimą, jausti menkavertiškumą. Tai dėl to irgi daug patiria stiprių išgyvenimų. Taip pat labai svarbu irgi atkreipdėmėsi, kad kai kurie žmonės, jie turi minčių apie savižudybę, gali save žaloti, kai kurie būna ne tik pagalvoja, bet ir turi ketinimų. Kai žmogus kenčia nuo depresijos, tai iš tikrųjų ypač sunkesnėse formose, tai jam yra labai sunku atlikti ir kasdienius darbus, ir net apsirengti, taip pat ir valytis dantis, tokius pagrindinius higienos, tokias veiklas atlikti, viskam reikia prisiversti, nėra noro, tai dėl to žmonės ir apleidžia save, kad jų tiek ir ta burnos higiena nukenčia, jie nesivalo dantų, jos neprižiūri, taip pat tiek ir išvaizda. Ir taip pat būna žmonių, kurie vengia eiti pas odontologus, tai yra toks nerimas, nemažai žmonių jį jaučia, bet žmonės, kurie išgyvena depresiją, jie dažnai išgyvena ir nerimą, tai tas nerimas gali būti sustiprėjęs ir dar labiau prisidėti prie vengimo tiek apskritai specialistų kreiptis, tiek o ypač odontologų ir kreiptis pas juos, jeigu yra kažkokių problemų. Ir kaip žinia, jeigu nesikreipi, tai tos pasekmės jos būna labai tokios didelės. Teko praktikoje bendrauti su žmogum, kurio dantis tikrai visi sugedo dėl tos būsenos ir tada turėjo labai daug
ir tiek kainavo daug ir lėšų, ir laiko, kad viską susitvarkyti, bet kai nuotaika pasitaisė, tai jau iš tikrųjų suprato, kaip save buvo apleidęs. Tai taip pat žmonės, kurie serga depresija, tai įdomu tai, kad nemažai iš jų vartoja antidepresantus ir moksliniai literatūroje dažnai minima, kad dėl to yra būdingas burnos džiūvimas, tai dėl to, kad mažiau seilių, taip pat gali atsirasti visokių problemų. Tokių problemų, tai manau, kad specialistai neatkreipia dėmesio į tai ir manau, kad čia irgi čia gal tokia spraga yra, kad iš tikrųjų galėtumėm daugiau atkreipti dėmesį, nes gal bendrai tokių rekomendacijų, kaip ta higiena bendrai ir tame įeina ir dantų valymas, bet to galbūt neakcentuojame. Tai kad čia daugiau akcentuoti ir gal matom, gal bendrą vaizdą matome, kad žmogus būna toks truputį neprisižiūrėjęs ir kai kuriems žmonėm, tiek aš, tiek kiti parekomenduoja to daugiau skirti higienai, tai tas pasitvarko. Gal labiausiai akivaizdu būna, kad problemos su burnos higiena, su dantimis, kad tie žmonės, kur išgyvena stresą ir nuolatinį stresą, taip pat ir tie, kur depresija, tie dažnai rūko ir taip tikrai matosi, kad dantis tikrai yra, turi problemų. Bet tokio įpročio, kad reaguoti į tai kažkaip nėra. Tai šios temos dėka, tai kažkaip irgi tai permąsčiau savo praktiką, tai galvoju, kad tikrai verta atkreipti dėmesio. Tuo labiau, kad moksliniai literatūrai yra ne tik, kad žmonių, kurie kenčia nuo depresijos, dantis arba burnos problemas atsiranda, bet ir yra dėl burnos nepriežiūros, dėl burnos sveikatos problemų gali būti psichikos sveikatų sunkumų daugiau atsirasti. Tai yra ir toks atgalinis ryšys. Tai tas irgi įdomu. Depresija gali būti tiek vaikams, paaugliams ir suaugusiems žmonėms. Lietuvoje ji labai paplitusi ir tarp vyresnio amžiaus žmonių, nes daug gyvena vienišų, turi finansinių sunkumų, daug sveikatos problemoje. Ir taip pat teigiama, kad dažnai depresija ir prasideda vaikystėje, paauglystėje. Kai žmogus pastebi pirmosius depresijos ženklus, tai dažniausiai jie sako, kad niekas nebedžiugina, jaučia nuovargį. Jeigu tokie pirmos užuomazgos, tai labai padeda susitvarkymas savo dienotvarkės. Nes iš praktikos, kiek matau, žmonės neturi miego režimo, maistas prastas būna, labai mažai fizinio aktyvumo. Tai, jeigu šitos dalykus susitvarkius ir ta lengvesnė forma yra, tai gali pagerinti tą nuotaiką. Taip pat yra daug žmonių šiais laikais daug dirba, tai tiesiog elementarus poilsis tiek savaitgaliais, tiek metų bėgyje, atostogos, tai irgi labai svarbus dalykas, kad atsigautų ta psichikos sveikata. Tai žodžiu, jie rūpintis reikia kasdien, kaip ir burnos sveikata, taip ir psichinė sveikata, čia yra toks gyvenimo būdas. Ir žmonės vis labiau atranda tą tokį sveikatinimosi kelią, nes pas mus jau nuo seniai buvo, kad gydom ligas, bet tos prevencijos nėra, to tokio, kad sveikatinimosi ir kiek tenka su odontologais susidurti, jie tikrai pasistengia ir tokią šviečiamą veiklą, kiek jau jie gali,
tai parekomenduoja, informuoja ir tai per kiekvieną vizitą tą žmogui prikapsi, kad reikia rūpintis savo burnos higieną, bet taip pat čia galioja ir psichikos sveikatai. Tai tokie pirmi žingsniai, o jeigu jau nepadeda, tada kreiptis į specialistus. Galima pradėti nuo psichologo, kad jau psichologas žiūrės, jeigu sudėtingiau, tai gal pas gydytoją psichiatrą, kur jūs gali medikamentų išrašyti. Tai va toks, matyčiau, tokį kelią. Dažnai ir būna, kad artimieji kreipiasi ir man tenka su artimaisiais bendrauti. Tai, žmogus, kuris kenčia nuo depresijos, jeigu sunkesnė forma, tai jam kažkur eiti, kažkur važiuoti apskritai nėra noro. Tai jūs galite įsivaizduoti, kaip nueiti, jeigu nėra noro niekam. Tai kartais pasikalbam su artimaisiais, kokia yra situacija, kaip jie gali motyvuoti. Kartais artimieji palydi žmonės iki psichologo, iki kitų specialistų, arba organizuoja užrašymą pas specialistą, truputį padeda, pamotyvuoja. Kartais žmonės turi dar daug stigmos, daug klaidingų įsitikinimų apie psichikos sveikatą, apie pagalbą. Kartais artimieji, jeigu gauna adekvačią informaciją, apsišviečia, jie gali papasakoti savo artimajam, kuris jau kenčia nuo depresijos, kokie šiuolaikiniai gydymo būdai yra, kuo gali padėti, kur važiuos, kaip ten viskas atrodo. Tai kad nuraminti ir truputį prasklaidyti tą stigmų šydą. Tai be abejo, depresiją įmanoma išgydyti. Tas sudėtingumas priklauso nuo to, kokia yra konkreti žmogaus situacija, nes taip tradiciškai yra skirstoma depresijos sunkumo laipsniai į lengva, vidutinė ir sunki depresija. Tai kuo sunkesnės depresija, tuo reikia ilgiau, sudėtingiau, kompleksiškiau gydyti. Jeigu lengvesnės formos, tai gal paprasčiau. Pavyzdžiui, jeigu yra jau sunki forma, tai reikia ir gyvenimo būdo elementai svarbus, dienotvarkė, mityba, fizinis aktyvumas ir psichologo konsultacijas, save tyrinėti, savo nuostatas, savo požiūrį, savo kažkokius trauminius patyrimus. Taip pat ir medikamentinė pagalba, kuri padeda, kad žmogus galėtų gauti pagalbos, priimti ją, netgi ateiti iki psichologo ar kažkiek palengvinti tą esamą būseną. O lengvesnėse formose tai gali ir pokalbis padėti, gali ir su psichologu pokalbis ir visi daugiau gyvenimo būdo elementai. Tai jeigu lengvesnės formos depresijos, tai tikrai pakankamai greitai ir efektyviai galima padėti.